Visą visą laiką tave parėm, absoliučiai nesvarbu, ko tu dabar darysi savo gyvenimą, kur tu būsi, ko tu darysi, tu būsi blogs, tu būsi geras, visą laiką tai visą tą parems. Ir dabar, ko aš kalbu, blogs arba geras. Visą tą neskirsta, kad tu, žiūrėk, tas ir blogs, o tas ir geras. Ne. Visą tai tu tu esi neutralus, tiesiog esi, egzistuoji. Ir visą tą matai dabar, tu tarkim jautys bloga, pyktis, lent, kažkokį dalyką, lent, kažkas tiesiog emocijas, užklum, žinai, tu jautys bloga. Tu tiesiog gilendi, to negatyvę emociją ir visą tą pamato, sako, tu tep jautys, naudausiam dar tau, tu tep pasijos, nes kadangi tu ton vibrauji, žinai, savo dažnis kleidi būtent tokį emocinį, mes besąlygiškai tavį mylam, dėl to mes tavį paremsim būtent tuo situaciją, nes tu pasirinkai tep jaustys. Čia te pasakiau labai grubę. O tas pats gaunasi, jeigu tu ir būsi pozityvus. Jeigu tu jausies pozityvę, tu pritrauksi pozityvą. Viskas absoliučiai ir neutral šiam pasaulį. Šio viso to viskas į neutral. Mūsų ego daug definicijas, daug reikšmės dalykams. Dabar aš sakysiu vieną kartą dalyką, jeigu nežinoja. Mėdis, dabar pamatau mėdį, mėdis, man asmeniškai mėdis irgi fainė, man ir meilė, man ir džiaugsmas, man ir pozityvus mėdis. Aš pamatau mėdį, aš noriu apkabinti, aš noriu pačiupinėti, aš noriu prie prisiglaust. Viskas, man mėdis tas reiškia. Ir aš labai gerai jautus. Ir aš ton emocijai spinduliauju, visą tą pamatą, tas jautas step, pamatys ton dalyką, tai mes įamžinsam ton. Mes paremsam tavį, dar labiau, atsiųsiam sinchronizacijai, atsiųsiam galimybių, atsiųsiam gal žmonių, atsiųsiam bele konkas, susilygint su to aukštu dažniu, kad ronto įspinduliava ir dausiam dar daugiau to pačių dažniaus atitinkančių dalykų. O dabar pamatys mėdį, kad tarsi ir negatyvus. Kažkodėl man reikšmė ir aš gal vaikystėje kažkas atsitieka, man kažkokia trauma ar kažkas. Aš pamatau mėdį, man iškart baimė, man panika, aš nežinau, ko daryti, man akis, tiesiog va toks va. Taip, jautys, tu ton emocijai baimės įmeti. Ir visą tą pamato, tas bėja. Mes dausiam dar tokių pačių situacijų, galimybių, žmonių situacijų, bet ko sinchronizacijų, kad susilygin su to dažniu, ant kurio ta baimė būtent yra ir atsiūs viskom, kas atitink ton dažnį tau. Viskas ir neutral. Visą laiką tavi parems ten, kur tu būtent pasirinksi. Būtent taip, kaip tu pasirinksi jaustis. Dėl to sąmoningoms ir neįtikėtinas svarbus dalykas. Dėl to ir žiaurė svarbi pradėti savistebėti sielos akimis. Ne tiesiog ego, ant automatizacijos, žinai, gyvenu ir einu ir vos ko tik ten nudribau. Bet tiesiog esmė ir tame, kad tu pasirenki, kaip tu nori jaustis. Absoliučiai. Ir jeigu tu žiūri pro sielos akis, tu būni sąmoningas ir tu gali tada pastebėti, išlinda įsitikinėms, kad aš nepageidauju. Aš nuo dabar pakeisiu.